Labrytą. Dabar yra 5 val. Ryto ir aš iškeliauju į kalną Tachtalį. Iki kalno man reikia net 15 km iki pirmojo to pakeliamo taško iš papėdės su keltuvu ir nunotytas prasideda tikrais kopėms į kalną. Po truputėlį pradeda šviesti, dar karščiaus nesijaut, tik tas drėgmė, tik tvankoms. Čia su mašinom reikia būti labai atsargiai, nes čia pėsčiųjų perėjais yra, nežinau daug ko išpieštas, bet vienas nieks nekreip dėmesį, jeigu sais nepasisaugojus, bus turka numuš greta. Dėl to ir muzikėlis klausau, šiandien sudėjau ausinį, kad orientuotis, kas aplinkui vyksta, kad kartas paskrenant mašiną nebūčiau numušt, dėl to, kad negirdėjau. Priekyje matos, kairiau, tik baltų, maža viršūnėlė. Tai ten man dainos teiklus, o čia prie jau graži mečetė. Iš tikrųjų nežinau, kiek yra graži, vidau, bet iš lauko posis tikrai tai nieka. Ir dar taip, tikiu rytą aušro, taip gražiai įsipaišė tarp tų pušų. Ir aš atsikėliau, buvo posi 5, jau buvo paleista per garsakalbius. Anutas kriokėjams atrūkadams kas nors skerstam. Įdumšis anus maldas, bet žiūrėk, tai irgi kažkiek šiukšlyna. Netgi čia nesusitvarka nei. Bet gal čia per kamerą taip nesimato tik iš tavo. O, matot. Visur veins kažkoks šiukšlis. Ir yra graži istorija, kaip tas kalnas susidarė. Tiksliau, kaip ano dieva sukūrė. Bet aš jums tiksliai net pasakos, vakar mums gydį pasakoja apie non. O iškraipyti faktų nenoriu, tik paminėsiu vieną faktą, kad ons yra aukščiausias kalnas pasaulyje, katras prasideda nuo jūros lygį. Ano aukštis yra 2350 atrodo. Nu, paskiau tiksliau pamatysim, nes viršūnė rašys ano aukštį. Aplama Kemeras yra labai kalnauta veita. Ir tuo žalumos yra nemaža. Daug visokių citrynmedžių, figų auga. Graži gamta Kemere. Tik tai, kad turka yra kaip bešknavals. O čia kažkoks pasidėlis. Kažkur turėjau upį prieiti, kartas ne čia te bus ta upis. Žemėlapį buvo pavaizdaut gan didelį. Jo, čia kažkokia vaga en, bet ten yra visiška tuščia. Gal čia kapnų kalnų tarp sneiga, tada vandens ir daug. Matot, aš esu ant tilto, o apačio kas gaunas? Tuščia. Krūma auga ir visur akmenėliai. Ir tas pats kito pusėje. Čia naus pasatatoms. Žiaurė gražiai, čia toks kalnas, greitai. Šiaip statybų nedaug tie Kemere. Labai nedaug. Silpna plėtas Kemeras.
Bet man įdomi, kaip tie visi krūma. Čia tų pusį dar nedaug anų. Tiera. Bet nekiam į kietą posį. Tiltą. Anų. Tikra daug. Ir kapaniai visi išgyven, kad čia pritvynst vandens pribėga. Pradet pabėšėv ir mašinas judėt. Jau prasideda gyvenims rytienis. Nu aš tikus, kol neįsibėgės, aš pabėgsiu. Iš to šormulenų jau bus laukinė gamto iki to laiko. Nu, koks spalvots. Gražus linksmas namoks. Kažkas nauja. Tokių čia nebuvo mats dar. Užskaitau. Puik namoka. Dar cikadas nepradėjai. Cypaut, ar aš sausiai negarti kanų. Gerti tas, ką paukščiai čiolba. Tor tuos pradėti išprotėjus klykti. Ne, šitą įjau, gard, medė. Bet dar taip nedrosė. Ar čia šauks, kad svabals klykal. Pradinga Mona kalns, bet atsivėri kitas grožybės. Ir aš įtaru, kad dabar vis keli manim jėgų neveins, kalnioks tekėts kalnioks lydės ir džiugins akį. Graži vaizda, bet jau tūs lygėčiau per kokį nors kaimą didelį. Vieni gaidė vasar. Gaidė dabar cikadas pradėjo cypauti. Visas frontas. O, čia granatas. Žiūrėk, hibrid, ką atrodo. Bet mums anų neparagauti. Štai vynaugis. Nes granatoms, ne granatoms, meluoju, figoms dar reik 2, maksimum 3 savaičių ir jau galėtum valgyti figas. Bet mes sekmadienį išskrendam. Tai figuškiai nifiga nam nepamatyti. Žiūrėkit, hebra, kokį viršūnėlį raudoną. Vau! Išvaizduoju, kaip ten atrodytam iš ryto užsileps ant viršaus, už kuopus, pasiteikt saulėtekį. Va, jis būtum nerealus. Lydaba už to tai krūmą neapsimato. Gaila, gaila. Šią pirmą tau keli debesiuką, bet ten ir niekinė. O rūks kol kas, taip jie pažiūrėsi tuoli, kol kas nesirengtas smogs toks. Mums svarbiausia, kad būtum galimybė užkuopti. Nes kad šnekėjau su agentūru, su Ali, katras mums pardavinėjai kelionės ir aš norėjau nusipirkti iš kartą bilietai su ekskalatų ir nusileisti į apačią. Tai sakė, nėra šansą, kun tu čia nusišneki. Sakė, net neapsvaik, nes neužlipsi į viršų. Mums montanjungi visų video rodė, kad nėra galimybės užlipti.
Žinau, sakau, vyra galimybės, sakau, žinau, žmonės užlep. Sak, ne, nesamuns nikap negal. Nu tai, aš niek nepirkau čia nuo jokių bilietų tada. Ne, dėtų, kad ne jokių, bet būtent nukalnant įleisti. Nepirkau bilietą, nes, galvoju, jeigu iš tikrųjų negalės užleipti, tai kam man tas bilietas reikalingas. Reikės leistis pėsčiomis atgal. O man pagal sudarytą maršrutą gavos 26 kilometrą. Nuteležiuoti. Man tas 26 nėra daug, bet kad kalnant į virš 2 km aukštį, čia jau viskonkeit. Čia gausias žiaur žygis. Nes kiek domėjaus Hebra nuo tuo eskalatoriaus, kur pirmyn tašką, kur pradėt kelt, pradėt net nutos veitas kopti. Ir tai ten šauk, kad ir gan sunkia. Nu, bet aš nebūčiau jei nepasičiau dar didesnės samunis. Man neužtenka, kad jis sunku, man reikia dar sunkiau. Ir nebėr man kalniau. O, figuškas priejom. Matot, figas. Bet nustebė ir žalis. Or sakytų būti tamsios spalvos, jaudas. Ar kocinus ten. Ir tada ir valgoms. O kaktusų plantacija ant kalniok. Jau pritrauksim. Mažiukus. Viskas išėjau iš civilizacijos ir jau pradėt po biškioką kelti į viršų, kas mane labai džiugina. Keliuks toks, kaip matot, akmenuką ir spiglę. Daugiau niek. Tai galvoju, gal čia šitą aikštelę reikėtum sustoti, atsigerti vandens ir parodyti, ko aš esu susidėjęs, ko aš tur to savo kuprinėlį prisištabeliojęs. Nu ir apžiūram, ten man kuprins turinį. Kontur šūninės, kišenės yra vandenuks, dumaž buteliuką, vėdin iškart ir atsigers, nes labai jau truškien. Kepori buvo užda ir žuškišta. Kol kas dar nerek, saulis nie. Lazda, mona kamera, ronkšlaus, prakaitau šlaustyts. Prieit kart nebuvo pasiimsta į maikį šlausčiaus. Maikį kas užlapa, neapgaliums išlausyt prakait, tai laba varvėjai griaužėkis prakaits buvo tragedijai. Tur pasiims džemperioką, nes, kai girdėjau, ant kalną gal būti visoką. Dar vieni triusiką, bulkučių pakis, sausainių pakėlis, čia turiu įsidėjus turkišką sūriaus ir dešrelis, saliami. Toliau, dar 2 butelė po 1,5 litro vandens, tai iš vis turiu 4 litrus vandens. Ir žemaitės didžiapėdžių vėliau. Tikus, kad anon mes iškelsim šiandien. Taip, dabar kreunam daiktus atgal į veitą. Ai, čia dar prikinė kišenėje, ko aš turiu
Čia yra kameras, mikrofoną, powerbanks. Čia kameras dėžutė. Filmavimą šruot, katras tik sukel didelį svorį. Ir turiu kremą nuo saulės 50+, kas ir labai būtina. Toliau turiu tualetinį popieriaus ir pleistriokų. Dar antibakterinių servetėlių, jeigu kars reikėtų pasivalyti kur nors. Kaip ir viskas. Kas dabar? Pakojam daiktus atgal gražiai visko. Atsigeram dar vandens. Ir leidamės į žygį. Pabėškį užtraukam, paskelsiam prienį. Dar valgyt, kad ir nelabo ten noriu. Kol kas esu be pusryčių, bet nesinoriu visišką valgyti. Jau iš kepurį susipakausiu į tašį, bet už diržą užsikėšiu rankšluostį, nes jau prakaits bėga. O dabar dar pradėsim lipti viršų, tai dar daugiau bėgs. Kaip esu minėjęs, svarbiausia vandenuką gerti. Dažna, bet mažas gurkšniukas. Kartas, aišku, užsimiršt. Arba, tu jau. Pasižiūrėsiu kažko gražaus, ir tada atsigersiu. Ir paskiau žiūri, kad tas atsigersiu, jau vis neįs porą kilometrų dar neatsigersi. O dabar aš jau esu nuėjęs, kiek aš esu nuėjęs. Tai jau pažiūrėsim. 7,53 km. Einu pusantros valandos, dabar į 6,13. Greitis ėjame ir 5,1. Visai niek. Gerai yra. Va, runkšlaustoką kišu už diržą, kad galėčiau pasiklausyti. Ir leidam. Keliuks daros vis labiau akmeninks. Saulėlis dar neturiu medaus to, kas labai gera. Tai jau pažiūrėsim, kiek turėjom vertikalių, kiek čia įkopiau. Jeigu gal vadinti kopimu, 160. Dar aš jūro, bet taip, kad pasižiūri, atrodo, kad jau neblogai užlipsi. O realiai niek. Dar netgi iš 2 kilometrų nesišėjęs. Tikriausiai, kai jau peržengs 2 km ribą, kabeliks mažiau nei 2, tada sustos pasivalgyti pusryčius. Gerai, kad dar nesijaut karšti, lyg tai biški atslūga drėgmė čia. Kalnus nebėr tik tvonki. Aišku, mums prakaits bėga upales. Matot, enkop išpirtėjais. Užsimės rankšlaustoką, bet labai gera. Nusišlausta, esi sausus ir tepu toliau. O, dar vien kažkuo į tarpą. O, suku kamerą, kažkas jau parem iš gražių vaizdų, kur kalna. Kol kas savo nematau. Čia ir kad
viršūnėlis. Bet jau diebės matau metas. Tiksliau, ne metas, renkas gal. Gal taip sakykim. O, matot, debesiuką renkas. O, įmon viršūnį. Hebra ir matau. Reikia iškelti sulasdą į pat viršų, kad krūma neustos. Tikus dabar matos. Jo, čia vaizdėlis yra gražus, bet kaip matot, smogs metas. Negerai, bet gal išsisklaidys. Dar laiko daug. O mes lipkiam toliau. O, baigės akmenis, bet aš kažko pledus žemyn. Įdomi. Kol kas baigės mano kopėjams akmenimis, dabar tokiu, kaip horizontaliu. Maišką takeliu einu. Matau, čia lapų prikrėti, spigliokų. Bet akmenų ne kažkas. Ir tu tai lipėjimai virš nesijaut. Nors javęs pasiekęs 400 metrų vertikalių, tai tas Turkijoje javęs aukščiausiai pasiekęs kol kas. Dabar štalėt bišką atsipūsti. O kadangi sakiau, kad persiritus per 2 km ribą, o jau šiandien persiritau, jau lieka mažiau negu 2 km, tai kažkur ats graži veitelį atsisijęs su papusryčiauti. O iki Keltovo lieka maniai kažkur 3 km gal. Ir ten bus pasiekts 600 metrų aukštis. Vadens dar turės 200 metrų į viršų sukopti. Per 2 kilometrus. Per 3 kažkur kilometrus gal. Ne per 2. O, maišk vabais kažkokį. Kažkaip ratinklė. Štyš. Nemėgstu ratinklių aš. Išlaustum prakaitoką. Duodam biškį pečiams pailsėti. Toks. Laikykės. Nevirtusi. Per vandenukas. Kuis jau jaudus. Šiaip iš tikrųjų net nesinori valgyti, bet negal žaisti, nes lipom taip į kalnus, reikia energijos. Tai dėsiu dabar dešrėlis su bulkut. O jeigu jums įdomu, kodėl tik maždaug pasimiau, tai apsidraudimau, kad jeigu kars nepavyktų įlipti, vadins man nepavyks ir nusileisti. Ir reikės grįžti atgal peškom. O tai užtruks iki pat vėlaus vakarą. Tai vien dėl to pasiėmiau daugiau maisto.
Dabar yra kažkur pusė 8 ryta, bet iš tą miškį, jų į karštį nesijaut, biškį, kažkai mus kita puldinė, bet nestipriai, kentėti gal, nėra bloga. Reikia užsipilti vandenokų buteliukus. Buteliuk, nes lengviau įtraukti iš kišens, ne kažkur lysti kuprėnį iškuoti. Kiek čia nėra puslitro, tai jau litras išgėris. Tai dabar bus jau ne litras su pusantrą. Šiukšlių nepaleiktam, nikada. Susikrauna visko nagal į kuprėnį. Gamtos nešiukšlinu. Šlaip kuprėnį un šlapius kopruos. Kap nemalonu. Dabar jau kepurė dėteis. Nes dažna saulėlė išlent pro medžių viršūnis. Ronkšlausins pronda ir keliaujam. Kažkokį matau trobelį surastą. Nežinau, kas čia per trobelį. Kam man čia skirta? Išėjau per tą naištelį, nusimušiau nukėlį. Kažkoks balagans sūras. Žiūrėkime į veidą pažiūrėti, kas čia per meškas gyvena. Bendžiai, ką man čia skirta. Tuokį. Trobesiukas. Nu, mes einam toliau. Iškūt savo keliuką. Išlindau hebą į keliauką kažkokį. Tikriausia, kur vež į tau keltovą. Nes nemanau, kad čia toks kels. Etam kažkur kitur. O priekį, kaip matot, balton monšininiais tekslus. Ir aš nuo to esu labai laimingas. Офигенно. Bet dar iki nuo toli. Dar reiks puškauti. Nes vien, kad žiūrėdavo su programėlė, iki keltovo dar yra 1,5 kilometrą. Tai manau, aš turiu dabar kelių ir estam 1,5 kilometrą. Iššokau atgal į kelioką, tai nereikėjo etam trinkelėm. Ir dar kažkur tur kilometrą su biškiuku dėti iki keltovo. Ir ten bus pasieks 600 vertikalių. Čia daug linksmiau vėti negu tom trinkom. Nes trinkom aš galiu į miestį pabraidyti. O čia man norės į kalną lipti. Į kalną. Bet kol kas nei man kas nors aplink, nei aišku nors aplinkiau.
žmonių nėra. Arba gal žmonių yra, bet nebepročių kaip aš. Matot hibrid, matot. Šviečia. Išėkiam biškį, iškėlį, tam, kad pamatyt kažkokių vaizdų. Kol pamatysiam, nežinau, bet kažkas turėtų matytais. Užlipkim čia tuik. O, vau, kuik. Hebra, matot, jau debes pasiekiau. O mums lauk. Ten. Dar tas miškas reiks čia pabraidyti. Bet miestą visiškai nesimato. Ir nafig tas miestas. Mes ne dėl miestų čia atėjom, o dėl tokių šitą vaizdų. Ai, čia jau keltovą matau, lėniai. Nežinau, ar jums matos, bet štai už kalnų išlendėjau. Tai reiškia pripatėves. Nu, tu čia kaušil neblūdyk tolerėti. Geriau teis klasdą. O paskui vištais balks tik vien šūdą, jeigu zaka. Jie tolerėsi. Kap hebra. Užskaitot vaizdus. Verta paprakaitau dėl tokių vaizdų. Ar ne? O dar nipos kelnes praėjus. Gerai, užtenk mavyteis. Grįžtam į savo kėlį. Ir kulniuojam toliau. Kitu atveju mūsų temps benant ir mūsų astūt nesulauks. Nors ant dabar šiuo metu turėtum viešbutį pusryčiauti. Nu, kaip matot, keliuks nėra, kažkoksai sudėtingas, sunkus, tarpa sunkesni būna, tarpa tokie šitą. Tai ir pailsi biškioką ir vėl papuškauji. Daug kur yra tik šitą kaspiną užrišti, kaip nuorodas. Tai žiūrėsim, jeigu bus nuorodas kažkoks ir už tuo keltovą, tai vadinas tikrai yra galimybė viršūnį pasiekti, jeigu fizinis galimybės leida. Bet mums svarbiausia, kad būtum galimybė šieptinas įkopti. O kol kas savo fiziniam galimybėm aš pasiteku. Hebra, jau matau keltovą, bet žiūrėk, mano kelt ten čia. O aš turiu užsikarti čia. Nežinau, ar aš užsikursiu ras praėjimą, ar ne. Bet jeigu aš jau matau keltovą, aš linką nuirenu.
Aišku, aš nu nesikels. Nėra neminteis. Bet tai man reikia nu apžiūrėti. Gal kokį ledą nusipirks atsigauti. Jeigu kui prekyba jau vyks, nežinau. Opa! O dar kraim nusisuk. Ledams. Be keliem. O blin. Tvorą turėm. Nu. Šitą, žiūrėk. Ne, nebereikal sak. Kas nerizikaun, tas neger šampaną. Hebra. Pirms etaps pasiekti šitą. Čia žmoga taušta kelias, daiktų virš. Pažiūrėkim, končių raštai užrašą, o blinką padusau. Taip, kažkoks Cukurjala 10 km, Tekirova 7, Kusderė 5. Kemer. Ne, man reikės iškoti kėlį. Tai kažkiai užėję, nu parėsiam. Lipam pračiai. Reikės iškoti kėlį. Katras vest. Peškom į kalną. Šitą Olympus Teleferiks. O kalnas į 2365 metrą virš jūros lygį. Sea to sky. O dronas negal lakstyti. Šį kabinokį. Ir, kaip matau, self-service. Aha. Pakalnį praktiškai nesimata viena pusė. Kita pusė šiek matos. O, žiūrėkit, nežinau, jums matysios, bet ir degtinėlis, ko tik nori. O, sėšu žmogiens. Toks šitap self-service negal būti. Seina. Aštuoniasdešimt žmonių gal pasikelti. 10 metrų per sekundę. O dabar po 8:14. Kai turėjom temperatūros 21 laipsnį. Gera. Nėra karšta. Nėra karšta, nes aš kažkaip buvo 24, dabar 21. Gerai. Gerai yra. Čiuškiai užžetrulę. O, kas čia liūts užįsi gyvoti veinam. Lapūtis, triošis.
Aha. Nu, mes iškusėm, kurio vėtinas.